Dabar dėl aplinkos taršos vyksta pasaulyje masinis augalijos ir gyvūnijos rūšių išnykimas. Didysis masinis, 6 jau iš eilės. Kažkada tai išnyko dinozaurai, buvo toks didelis išnykimas gyvūnijos ir augmenijos rūšių. O dabar vyksta dėl taršos išnykimas. Tai vis tiek ateitis priklauso atsinaujinančių išteklių energijos sistemoms. Tada bus mažesnė aplinkos tarša, mažiau bus išmetama šiltnaminių dujų į atmosferą. Netolimai ateityje turėtų automobiliai su vidaus degimo varikliais būti pakeisti į elektromobilius. Jau kai kuriuose valstybėse yra daug pasiekta. Pavyzdžiui, pernai Norvegijoje 12% visų naujai parduotų automobilių buvo elektromobiliai. Amerikoje pernai buvo parduotas 1% visų naujų automobilių buvo elektromobiliai parduoti. Ir jie tuo rezultatu patenkinti, nes jie paskaičiavo, kad jeigu kasmet tą skaičių padvigubins, pavyzdžiui, pernai 1%, šiemet 2%, paskui 4%, tai nepraeis nei 10 metų, jau jie labai daug elektromobilių galės įsigyti. Kodėl pas mus atsinaujinančių energijos išteklių įsisavinimo procesai yra lėti? Gal ne dėl to, kad kažkam tai būtų naudinga, bet dėl to, kad trūksta žinių pirmiausiai. Daugam trūksta žinių. Pirmiausia, tai tiem žmonėms žinių trūksta, kurie turi sprendimų priėmimo galią. Būtent visokie žmonės, kurie dirba Seime, kurie vyriausybėje dirba, tiem reikėtų pasirūpinti. Per rinkiminę kampaniją į Seimą vieni kiti žmonės taip nedrąsiai pasisakydavo, kad reikia daugiau naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, bet taip praėjo tie rinkimai ir viskas pasibaigė. Po truputį susidomėjimas didėja, bet reikia šitoje srityje daryti didesnę pažangą, nes ekologai kalba, kad žmonės nelabai daug laiko turi sumažinti šiltnaminių dujų išmetimo mastus į atmosferą. Už tai, kad jeigu ir toliau vyks, kaip dabar vyksta klimato kaita, tai gali nutirpti ledynai kalnuose, pietų ir šiaurės ašigaliuose. Ir tada Žemė iš Saulės jau sugebės paimti žymiai daugiau šilumos energijos negu dabar paima. Nes dabar, kur yra ledas, kur yra sniegas, tai ten, kai Saulės spinduliai pasiekia Žemę, tai apie 70-90% tų spindulių atsispindi nuo Žemės ir grįžta į kosmosą. O kada nutirps ledynai, pasirodys nuoga Grenlandija, vanduo, tai jau atsispindėjimo koeficientas labai mažas. Daugiausiai energijos sugers Žemė ir tada labai pasidarys Žemėje pragariškos sąlygos gyventi. Bus neįmanoma gyventi. Tada vienas dalykas, kad pakils pasaulinio vandenyno lygis keliais metrais, užsems pakrantės miestus, užsems kai kurias salas, ištisas valstybės, kur salose įsikūrusios. Tai šitoj srityje labai daug dirba buvęs Amerikos viceprezidentas Alas Goras. Jis labai didelį darbą dirba, aiškindamas žmonėms apie klimato kaitą ir su tuo susijusias rizikas. Galbūt ir pačių žmonių toksai požiūris, sakyčiau, yra trumparegiškumas. Taip, žmonės irgi neįvertina, neįsivaizduoja, kadangi jie ne tuo gyvena, jie gyvena buitiniais visokiais reikalais, rūpesčiais, darbo reikalais, jie neturi laiko per daug gilintis. Gal reikėtų daugiau apie tai kalbėti per radiją, per televiziją, rodyti tokias laidas apie atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo reikšmę, apie klimato kaitą, apie aplinkos taršą. Šiuo metu tai vienas iš svarbiausių temų, kurias reikėtų rodyti. O nerodyti ten apie visokius nusikaltimus, kas ten kokią avariją padarė, tai kas ten ką nužudė, tai tokia informacija mums nieko absoliučiai neduoda. Tik tai gal gadina nuotaiką. Reikia tokią informaciją pateikti, kuri žmonės orientuotų tam tikromis kryptimis, kurios yra labai svarbios, padėtų žmonėms geriau gyventi, padėtų sukurti sveikesnę, švaresnę aplinką. Tuo reikia domėtis daugiau. Kokių priemonių imasi užsienio valstybės, siekiant sumažinti aplinkos užterštumą? Dabar šiltnaminių dujų išmetimas jau pastoviai mažėja, siekiama, kad jisai mažėtų. Jungtinės tautos šitoj srity labai stengiasi visais būdais priimti tokius nutarimus, kurie įpareigotų visas valstybės mažinti aplinkos taršą. Užsienyje tai tas labai populiaru. Ta aplinkos tarša skaičiuojama taip vadinamas anglies pėdsakas. Netgi einant į restoraną žmogus pasiskaičiuoja, koksai jau bus anglies pėdsakas, jeigu jis restorane pavalgys pietų. Kiek šiltnaminių dujų reikės išmesti tam jau patiekalui atvežti, jeigu, pavyzdžiui, ten iš
jautienos iš avienos atvežta kažkur tai iš Naujosios Zelandijos, Pietų Amerikos ar Australijos, suskaičiuoja, kiek ten lėktuvas išmeta šiltnaminių dujų, kiek virėjai išmeta visokių dujų šiltnaminių ruošdami valgį. Viską suskaičiuoja ir netgi būna prie meniu parašyta, kad anglies pėdsakas šito patiekalo tiek ir tiek. Labai stengiasi visokiais būdais, šviečia mokinius, studentus, žmonės, kaip reikia taupyti energiją, kaip mažinti tą anglies pėdsaką, kiek reikia pasodinti medelių, ten apskaičiuoja. Korespondentas skrido iš Europos į Kanadą, tai jis apskaičiavo, kiek lėktuvas jo daliai išmetė iš šiltnaminių dujų, jis apskaičiavo, kiek jam reikia pasodinti medelių, kad tą kompensuotų, nes kai auga medžiai, tai jie CO2 dujas sugeria. Čia buvo žmonėms paaiškinti apie tą šiltnamio efektą, apie šiltnaminių dujų išmetimą ir kokiais būdais galima mažinti, kokiais galima būdais atstatyti, pavyzdžiui, sodinant medelius. Tai čia Lietuvoje gerai, miškingumas tenkiamasi Lietuvoje didinti irgi šitos srityje. Teigiamas poslinkis bus. Dar numatyta, atrodo, 3 procentais padidinti miškingumą. Tai medelių sodinimas yra labai geras dalykas. Jūsų nuomonė, ar atominė elektrinė yra perspektyvi? Mano požiūriu, atominė elektrinė yra tuo gera, kad jie irgi tų šiltnaminių dujų neišmeta. Ir kartu, jeigu būtų Lietuvoje įdiegta daug atsinaujančių išteklių elektrinių ir, sakysim, jeigu bus nuspręsta, kad tą atominę elektrinę reikia pastatyti ir ji bus pastatyta, tai tada bendroji sumoji Lietuva iš šiltnaminių dujų išmes labai nedaug, nes daug energijos pagamins atominė elektrinė ir jeigu daug energijos pagamins atsinaujančių išteklių elektrinės, tai tada didžioji dalis elektros energijos bus pagaminta neišmetant šiltnaminių dujų. Tai čia rodiklis geras.